kiek čia daugiau atėjo pasiklausyti pranešimų, kiek dirbtuvės, bet iš tos visi esate prie stalų ir priemonių ir tikiuosi liksite. Dirbtuvėse tai trumpa priešistorė. Šie metai yra švyturių metų, Denisas papasakos daugiau, kaip tas nutiko. Mūsų situacija tokia, kad pirminė idėja, kad skelbti kaip mūsų įstaiga kaip kultūros komunikacijos centras, teikiam pasiūlymą, kad skelbtumėm atvirą kvietimą menininkams, kūrėjams, teikti pasiūlymus, atrinkti geriausią ir tada įgyvendinti tą idėją, bet konsultacijų su valdžia turėjom tokį sprendimą, kad organizuoti dirbtuves su miesto bendruomenė, su kūrėjais, miestiečiais, gyventojais ir paieškoti tų idėjų, kaip tas šios konkrečiai atveju baltasis švyturys galėtų būti aktualizuotas, kokia forma, galbūt netikėtai atsirastų ir jau konkreti idėja, arba iš pačios atsiras tam tikra kryptis, kaip matėte jūs, čia dabar susirinkę ir atstovaujate miestiečius ir tą nuomonę ir tikiuosi bus ir realus rezultatas, atsiras meninis objektas ar akcija, kažkokia kita raiškos forma, tas švyturys bus aktualizuotas. Tai šitas kūrybinės dirbtuvės mums padeda organizuoti Inga Makūnienė, tai norėčiau Ingą pakviesti, kad pratęstum. Ačiū Liudai, bet man atrodo, kad jau viską ir tu pats pasakei. Tai gal aš tik tais apie patį formatą, tai trumpai, kad žinoti, ką mes šiandieną, kaip įsidėliosime laikė ir koks principas bus. Tai bus 2 pranešimai, kuriuos perskaitys, jau Denisas pasiruošęs. Ir po 2 pranešimų iš karto, nieko nelaukiant, pakviesiu į kūrybinės dirbtuves, pabandyti tiesiog čia ir dabar greitai pagalvoti, kaip tas baltasis švyturys galėtų nuskambėti šiandien. Ir tiesiog taip kūrybiškai į tai pasižiūrėti, kadangi esame meninėje erdvėje, gal pasisemti kažkokio įkvėpimo tai, kas mūsų supa. Ir 2 pranešimai, vienas visiškai apie švyturius, apie švyturių metus ir apie tai, kuo čia ta Klaipėda yra vis dėlto unikali mūsų šalies kontekste. O antras pranešimas bus Paulinos, kurie atvyko iš Vilniaus ir jį pakalbės apie tai, kodėl ir kaip yra svarbu aktualizuoti kažkokius istorinius objektus arba objektus mieste ir kokias yra meninės raiškos formos, galimybės, mintis. Tai ant stalų yra lapai, pieštukai. Jeigu kiltų kažkokių minčių, simbolių, idėjų, dar kažko, tai kviečiu žymėtis, kad kūrybinėms dirbtuvėms galbūt susirinksite kažkokias tam tikros informacijos, kurią galėsit pasinaudoti. Tai labai ačiū, kad atėjot, kviečiu tokiam kūrybiškam penktadienio pasibuvimui. Denisas Nikitenko, žurnalistas, kraštotyrininkas, įvairių iniciatyvų autorius Klaipėdoje, nes jam rūpi ir šiandien dieną jis yra švyturių metų iniciatyvos kažkas. Sumanytojas. Tai labas vakaras. Tai čia daug visko prišnekėjo, tai dar. Taip, tai vis dėlto ačiū visų pirma, kad susirinkot. Penktadienis daug kas nori ilsėtis televizoriaus. Jo, kalbėsiu aš ne tik apie baltąjį švyturį, vis tiek tai yra pirmas viešas renginys ir švyturių metai dar nebuvo viešai pristatyti apskritai. Visuomeniai, tai mes šiek tiek perėsim per tą švyturių tematiką, o ta iniciatyva irgi bus paaiškinta, bet akcentai bus sudėti į baltąjį švyturį. Tai kodėl būtent į jį, suprasit pranešimo metu, o jis yra dar ir kaltininkas apskritai tos pačios idėjos, kad aš galvojau, kad švyturių metus pasiūlyti savivaldybėm 2. Dėl to, kad aš manau, kad yra tam tikrų svarbių simbolių tokiam miestui kaip Klaipėda, kuris save vadina uostamiesčiu, tokiai valstybei kaip Lietuva, kuris save vadina jūrinė. Nedera pamiršti buvusių galingų simbolių, kaip Vytis yra jau, kaip sakant, šimtmečiais įaugęs į mūsų kraują ir mes tai priimam kaip simbolį. Nesvarbu, kad ta vėliava originali neišliko, mes jį naudojam. Kaip ir baltasis švyturys, jis yra ne tik navigacinis buvęs objektas, tai buvo labiau simbolis. Ir suprasit kodėl. Tai man, pavyzdžiui, labiausiai norėtųsi, kad iš menininkų pusės kūrėjų
atsirastų kažkas konkretaus išliekamą vertę turinčio mieste. Aš pasakysiu banaliausią pavyzdį - grafitis ant namo sienos. Nes mes turim burbulų visokių mėgančių mergaičių su skafandrais, peliukų, visokių berniukų, mergaičių ir kokius neturim šuniukų, drakonų, bet gyvendami prie jūros neturim nei vieno jūrinio simbolio. Tokio, kad matytum ryškiai, geroje vietoje, aišku, jos dabar užimtos yra, bet galim netyčia ten naktį užkėpliuoti, pažiūrėjau. Tai iš tikrųjų paradoksas, nes gyvenam prie jūros, visam mieste pilna įvairiausių akcentų skyrus jūrinius. Tai čia mes perėjome prie apskritai tokios labai didelės problematikos, kas yra Klaipėdos ID. Tai švyturių metai jie atliepia ne tik pačią tematiką švyturių, bet tuo pačiu ir marinistinių simbolių išnaudojimą arba neišnaudojimą. Tai va čia irgi yra mintis tokios, kad mes turim simbolius, kurių visiškai nenaudojame, kurie yra pamiršti, išmesti į sąvartyną istorijos ir jos reikia prikelti. Nieko kur nereikia. Tai aš labai dažnai pateikiu pavyzdį, sakykime, kas yra Klaipėdos ID, kaip mes save pristatom kaip miestas. Vilnius viskas aišku, Gedimino bokštas, pas juos įauga, net ant troleibusų. Kas dar? Vilkas, tas, kur staugia geležinis. Pasakai Kaunas, visiems asociacija Žalgiris pirmąjį eilėje, atsiprašau, Lietuvos politikai. Antroje eilėje Laisvės alėja, kažkam Soboras ir taip toliau. Pasakai Klaipėda, jūra. Čia nesimbolis, tai yra vandens telkinys. Uostas irgi nesimbolis, tai yra pramonės objektas. Tai yra irgi nesimbolis, jo pilna visur. Kas Klaipėdos simbolis? Meridianas. O, Meridianas, kontribucija Suomijai iš Sovietų sąjungos. Fain, turim, reiškia, karo grobį, kurį Sovietų sąjunga gavo iš Suomijos. Nuostabu, tikras simbolis. O kas dar? Anykė tas nors pasakys. Peliukas, šuniukas, kačiukas. Nesąmonės. Esmė yra tai, kad mes neturim savo idinį. Tokio stipraus, kuris iškart pasakai Klaipėdą ir visiems asociacija su kažkuom. Tai man labiausiai patiko kabutėse, kaip Klaipėdos turizmo informacijos centras prie suvenyrų pardavinėja marškinėlius su uosto sovietiniais kranais. Super! Tai va čia yra mūsų simboliai. O kai mes turim tokius dalykus, kurie yra absoliučiai, aš piktai šneku, nes iš tiesų man, pavyzdžiui, ant tam tikrų institucijų yra pikta. Nes turistas atvažiavęs į Klaipėdą pirmą kartą nuėjęs į Kicą, jis randa maikutę su sovietiniais kranais. Nerealu. Tai va, tai dabar pati idėja tai yra vis dėlto turi tam tikros racijos daugiau. Ir baltojo švyturio fenomenas, tai tikrai tai buvo fenomenas. Be abejo, sunku kalbėti apie tai, ko nėra, ne? Bet aš kaip ir minėjau, nesvarbu, kad jo nebėra, bet simbolis jisai gali nebūti išlikęs fiziškai, bet jis gali likti kolektyvinėje atmintyje, ne? Tai mes turim, ten sakau, tų pavyzdžių labai nemažai iš senovės perėmę, sakykim, kažkokių ir naudojam. Tai kodėlgi Klaipėdai nenaudoti to, kas buvo įaugę per daug, netgi kartų ir prie visų valdžių ir po to buvo pamiršta. Tai va, dabar patys 4 metai. Tai visų pirma, tai aišku, idėja nėra tokia jau paprasta, kad ten kažką atstatykim, nieko mes neatstatysim, yra uostas. Tai pirmiausia, be abejo, aktualizuoti Lietuvos švyturius, tai mes esam valstybė turinti nedaug švyturių palyginti su Lenkija, Latvija, Estija ir taip toliau. Ir tie švyturiai savaime, jiegi yra įdomus. Jie kaip objektai įdomus, jie turi savo istorijas, dvigubas istorijas, išlikę, galų galia tai yra labai romantiški ir imlus kūrybai objektai, nes jie šviečia, šviesa. Tu gali visai interpretuoti tą dalyką. Tai kitas, aišku, jūrinė kultūra, apie ką aš ir kalbėjau, kad mes jeigu vadinam save, ypač Klaipėda. Tai mes esame jūrinis miestas, jūrinė valstybė, tai per švyturius, čia to nepasakosiu, bet jūs neįsivaizduojat, kiek daug per švyturius galima atskleisti istorinių detalių. Pavyzdžiui, kodėl jie atsirado, kam jie buvo reikalingi. Ir per tos švyturius atsiskleidžiu, pavyzdžiui, aš kitą savaitę Strupino progimnazijai skaitysiu vaikam paskaitą. Jie sužinos, kad buvo pagrindinis uostas Dangijoje, o ne dabar, kur yra Mariose, kad buvo burlaivio epocha, kad tie burlaiviai dužo, kad lygiškai tempėsi burlaivių priekinės dalis į savo namus ir puošė jomis ir Dubineckienė jas nupaišė. Ir žodžiu, tu sužinai apie burlaivius, knechtus ir taip toliau. Tai yra viską galima per švyturius pateikti ir tai yra jūrinė kultūra, nes vis dėlto mokykloje nėra tokių disciplinų kaip marinistika kažkokia. Tai nereikia būti kapitonu, kad tą jūrinę kultūrą puoselėti. Šviesti visuomenę, tai čia kalbos nėra, įprasminti užmušti baltąjį švyturį. Kaip tai padaryti? Tai čia turbūt viena iš geriausių idėjų, čia susirinko, tai
tikrai įdomu, ką išmąstys žmonės kūrybiniai, nes labai daug yra erdvės kažką daryti tokio, nebūtinai, sakau, grafika būtų banaliausia, bet labai įdomu. Skatinti meninę saviraišką, tai jau mes tai darom, apjungti grantus, tai Švyturių metai jie yra Klaipėdai paskelbti oficialiai ir Neringos savivaldybei. Tai mes automatiškai turim 2 savivaldybių bendradarbiavimą per Švyturių metus, o kitos Šilutė ir Šventoji kviečiamos yra prisijungti. Tai yra galų gale gal kažką paskatins aplankyti visus Lietuvos švyturius. Tai tuo pačiu tu aplankai ir kaimynus. Tu į kitą krantą, tai va, tas ryšys, mes gyvenam Kuršių marių areale, mes nesam prie jūros. Jeigu atkreipėte dėmesį, Klaipėdos 90% yra prie marių, ne prie jūros. Taip kad marių arealo, tai žmonės, ta etnokultūra yra visada labai faina buvo, kaip bendraudavo, tik tais aišku dėl pragmatinių priežasčių. Iš Nidos atplaukdavo kurienis prekiauti į Klaipėdą, į Šilo karčiamą ir taip toliau. Tas ryšys tarp krantų buvo visada. Ir tai yra svarbu, nes mes kartais tai pamirštam. Aišku, inspiruoja diskusija dėl jūrinio identiteto akcentavimo, tai va aš jau kėliau klausimą, kad vis dėlto būtų gerai per šios metus išsikalbėti, ar mes galim įsigryninti Klaipėdos kažkokius simbolius. Ir kas jie yra tada tokie, kur jas naudoti. Ir, paminėti Švyturių jubiliejus, tai čia yra sutapimas. Aš pasižiūrėjau, laukiau to momento, nes Švyturys baltasis man atvėrė akis, kaip jis pradėjus žiūrėti atvirutes ir kaip jis buvo išnaudojamas tarpukariu ir prie vokiečių. Žiūriu, kad 84-ais jisai įžiebtas ir aš laukiu tų 24-ųjų. Aš tikrai nežinau, kad patvirtins tos metus Švyturių metais, tai buvo tiesiog pernai surašytas raštas savivaldybėm abiem ir patvirtino. Bet pasirodo, mes turim daugiau tų ketvirtukų magijos. Tai va, dabar mes turim Klaipėdos visus Lietuvos švyturius. Tai va, matot, Mėnulio švyturys tai yra 1684. Pats pirmas, seniausias yra švyturys Lietuvoje, būtent Mėnulio Klaipėdos švyturys. Ir tai yra 1684, tai yra pirmoji fiksacija istoriografinėse šaltiniuose, tai yra tokio vokiečių istoriko Hartmacho graviūra medžio, kur yra pavaizduotas žemėlapis ir ten tokie senovinis švyturys, jūs pamatysite. Tai mes turim ketvirtuką. 1874 Klaipėdos švyturys senasis įgavo tą firminę išvaizdą, šachmatais buvo dažomas. Tai čia irgi yra toks tam tikras jubiliejus. Baltasis švyturys 1884, tai čia viskas aišku, jau yra, kad jo jubiliejus yra būtent šiemet. Nidos švyturys 1874, vėl jubiliejus, 150 metų. Pervalkos švyturys, Ventės rago švyturys irgi jubiliejus. Pirmasis medinis 1837, paskui tas dabartinis 1862, seniausias Lietuvoje yra Ventės rago švyturys, kad jūs atkreipkite dėmesį. O 1924 metais, lygiai prieš 100 metų, Švyturio prižiūrėtojų pradėjo dirbti tokia legendinė asmenybė Vykas Posingis, kuris buvo pirmasis paukščių žieduotojas Lietuvoje. Tai po Rasytės Ventės rage atsirado žiedavimo stotis, tai Posingis buvo ir Švyturio prižiūrėtojas, ir paukščiukų žieduoti pirmasis pradėjo. Tai va, tiem 100 metų irgi nepelnytai pamiršta asmenybė, pamato, kiek daug per Švyturio atsiskaičiau. Stadvario švyturys irgi yra labai įdomus, unikalus, ten net įdomiausia yra, kodėl jis pasakytas tokiai keistoj vietoj prie upės kranto, ne? Tai va, nuvažiuok, sužinosim. Klaipėdos švyturys, tai jau kalbam apie dabartinius, dešinėje yra dabartiniai išlikę, va kiek mes turime tų senųjų, o čia yra dabartiniai, tai Klaipėdos švyturys, Juodkrantės, Nidos ir Šventosios švyturys pats jauniausias, tai va, tie yra tų jau sovietinių laikų. Va, ir čia tiesiog rodau, vėl. Čia yra Hartmacho ta graviūra. Tai va, matot, Z, tai kairėje reiškia, yra Baltijos jūra, Kuršių marios. Ir va tas toksai, va, šitas, tai čia ir yra 1600, tai reiškia, 17 amžiaus ta graviūra. Man net pasirodė, o kodėlgi nepadarius pagal tą graviūrą, pavyzdžiui, mieste, veikiant. Ir parodyti žmonėm, kaip atrodė pirmieji švyturiai. O jie šitaip ir atrodė. Medinis reiškia karkasas, ant jo kabo metalinis toksai kaip narvas, tame narve žibalinė kažkokia tai ten žibalas degdavo. Tai yra archaiškiausi švyturiai. Tai čia vėl, o kodėl tai nepadarius, pavyzdžiui, išmėtyti po senamiestį, netikėtose vietose. Ar jie degs, o gal nebūtinai žibalą naudoti kažką kitką, bet jau pati po vizą. Galų gale žmonės net nežino, kaip tie švyturiai atrodė pirmieji. Tai va, prašau. Lietuvoje, tai aišku, Aleksandrijos ten buvo kaip tų piramidų. Vėlgi, nėra sudėtinga, turbūt nėra brangu. Dreverna yra pasidariusi tokį. Galima nuvažiuoti pasižiūrėti, kaip atrodo. Na ir dabar pereisim per tos švyturius šiek tiek. Tai va, tai yra mūsų Klaipėdos buvęs švyturys, šachmatinis. Tikrai gražus buvo. Kas nematot, pasiūlyčiau tikrai arčiau ateiti, vaizdų bus daug.
detalių irgi daug, tai nebent labai gerų akių visi yra. Tai va, tai Klaipėdos švyturys senasis susprogdintas be abejo pirmaisiais 41 metų sausio mėnesį pirmosiom dienom. Ir va, kodėl jis šachmatinis, bet atvirutė mato, tai jisai buvo šachmatais dažomas, tai jo firminis toks vaizdas, tai tas jubiliejus irgi va, tai yra 1874, kai pradėjo dažyti šachmatais. Tai va, dabartinis atrodo taip, visi žinot, patekti jį neįmanoma, negalima ir čia nesiplėsiu. Irgi absurdas šiek tiek. Gyvenam Klaipėdoj, bet negalime patekti savo švyturį. Dabar Bakmovas mūsų, žiūrėkit, kaip atrodė, dabar viskas yra tetraedrais užrioglinta ir čia labai įdomu yra jo konstrukcija, tai va to molo likučiai visi yra paslėpti, iš tikrųjų matosi tiktais iš melnragės pusės. Tai matot, kad yra čia, va, per švyturius kiek daug ir sužinojau pats. Kaip gudriai vokiečiai darė, pavyzdžiui, dabar, kai ateina prie molo, jūs pastebėjot, kad bangos, kai bangos duoda, mes visada mus aptaško, ne? Ir ten visi slapstosi, bėgioja. O čia neaptaškydavo. Čia žmonių neaptaškydavo, nes gudriai padaryti. Bangolaužis, matot, turi tokį išlenkimą. Reiškia, banga, jinai atsidauždavo į šitą išlenkimą ir tykšdavo vertikaliai. Ir tokiu būdu apsaugodavo švyturį nuo stiprių smūgių. Ir žmonės galėdavo būti neaptaškyti netgi. Tai va čia yra hidrotechninis, reiškia, jau toks, bet nebepamatysim, viskas yra užrioglinta tais tetraedrais, bet atvirutės rodo, kaip atrodė mūsų molas. Visa tai yra išlikę, tarp kitko. Tik yra viskas užbetonuota, po betonų sluoksnių. Kai mes vaikštom dabar po mumis ir yra tie visi tašytų mūrų akmenys. Na va, taip atrodė jisai mūsų žiemomis. Baltasis švyturys, tai buvo gyva skulptūra, kaip sakant. Jisai eidavo fotografuotis ir matot, lietuviška atvirutė. Tai irgi yra gana retos tos atvirutės lietuviškos. Atviručių rodysiu daug, nes per 2 metus beveik man pavyko sukaupti didžiausią pasaulyje, vienareikšmiškai kolekciją atviručių su baltuoju švyturiu, tai dabar pasiklausykit skaičių. Aš turiu 119 atviručių skirtingų tiražų vien su baltuoju švyturiu. Tai buvo labiausiai fotografuojamas ir tiražuojamas Klaipėdoje objektas. Ne Nikė, ne Birža, ne Biržos tiltas, baltasis švyturys. Tai 119 skirtingų tiražų. Suvaizduokit, kaip pirko tas atvirutės, kad leidėjai kepė jas masiškai tokiais kiekiais. Tai va čia yra irgi įdomu, kad populiariausias fotografuojamas objektas Klaipėdoje buvo baltasis švyturys. O tai yra vieta, kaip atrodo dabar. Aš esu radęs, tai kitą savaitę bus nagrinėjama Vilniuje, kad būtų įtraukta į paveldą. Tai čia yra to baltojo švyturio vieta išlikus. Kai mes iki molo nueinam, ten yra tvorelė, tai mes už jos nelipam. Bet jeigu nuliptumėm, pamatytumėm, kad šitas yra visas apvalus, reiškia, molo galas likęs, matot, toks pat užapvalinimas. Ir va tas visas cilindras, tie išsikišę gelžgaliai ten sovietiniai, bet va tas cilindras ir žymi baltojo švyturio buvimo vietą. Taip tariant, mes turim išlikusią autentišką baltojo švyturio vietą. Tai kada nors gal galima bus atstatyti ir džiaugtis jo vėl. Va, čia aš esu nusifotografavęs net išlikusi visa senelė 19 amžiaus molo, reiškia, visi akmenys mūro tašyti matos. Na, tai čia Nidos švyturys taip atrodė ir per jį irgi labai daug istorijų galima pasakoti, bet pavyzdžiui, gal bus įdomu sužinoti, kad jame veikia telegrafas. Tai va tie sparnai, tai yra antena. Jame veikia telegrafas ir gaudavo telegrafu įspėjimą apie audrą. Ir žmonės užbombardavo, reiškia, Rusijos, Vokietijos imperatorių Vilhelmą didįjį, nes tiesiog masiškai žuždavo laivai ir taip toliau, nes nepraneždavo, telegrafu gaudavo kiti švyturiai pranešimus. Tai va, Nidos švyturys nebeišlikęs, bet kai jis sprogdino, apačioje yra nuolaužos. Tai kas bus smalsesni, galės nuvažiuoti pasižiūrėti ant vienų iš tų nuolaužų, yra netgi plytinės, pirminės įspaudas, parašyta plytinė ir galima pasigūglinus sužinoti, iš kur plytos atkeliavo į mūsų Nidos švyturį senai. Ir labai nustebsit, iš kur? Ne iš apylinkų. Labai keista, kodėl tiek iš tiek toli vežė plytas. Va, ir autentiški laiptai yra išlikę, kuriais gal kas nors lyga, bet turbūt gal ne visi žinojo, kad prancūzų belaisvės statė jie. Ir jie yra autentiški. Ir ant vieno iš laiptelių buvo toks parašas kažkieno, tai čia galbūt kažkoks Hitlerio Jugendas pažaidė. Svastika dar iki Hitlerio siautėjimo per antrąjį pasaulinį karą, aišku, padaryta. Bet ją pavogė statybininkai. Nebėra jos. Rekonstravo laiptus ir įsivežė.
Va, dabartinis švyturys atrodo taip, o senasis, jisai buvo čia. Buvo georadarų, archeologai padarė tyrimus, pamatai yra po apačia čia, yra maždaug 6 arba 8 metrai gilyn. Tai laukiam, kol Nidos valdžia, Neringos valdžia archeologinius tyrimus jau detalesnius užsakys. Tai yra svajonė atidengti tos pamatus bent po stiklu kažkokiu, nes jie yra. Taip, permoktas švyturį, tai jis taip atrodė pačioj pradžioj, tai yra 20 pati pradžia, 1905 parašyta ant atvirutės. Ir jisai toks buvo kuklesnis, o atrodo dabar taip, daugiau yra akmenų, viskas yra irgi įdomiai padaryta, kad iš Nemuno pusės yra gelžbetonio sutvirtinimai, va čia specialiai padaryti, nes ledai tiesiog daužo šitą vietą, kai srovė neša. Ir vienintelis švyturys turintis chronologinę legendą, kurios nepasakosiu. Jisai pastatytas toj vietoj, kur tokia mergina Agila prakeikė tą vietą, nes pavydus kaimiečiai užpavydėjo svetimšalį jauniką, matot, tas įsteigė. Va, čia yra Ventės rago švyturys, matot, ir namukas buvo, ir per vidurį toksai drūtas dėdė, su kepurė yra būtent Mikas Posingis, kuris prieš 100 metų tapo švyturio prižiūrėtų, ilgai labai dirbo iki pat reiškis karo. Ir dabar atrodo taip, autentiška viskas yra išlikę, nuostabus laikiniai laiptai metaliniai, tai čia irgi uglikų pasižiūrėti, tenais yra verta. Ir jis šviečia. Prieš 2 metus buvo įdėta lempa ir dabar jis vėl šviečia. O ten tolumoje praktiškai kuršinėja, tai su Nidos švyturiu jie susišaukė tom lemputėm. O Staborio švyturys mažiausiai ko gero žinomas visiems, bet irgi labai įdomus, nes pastatytas buvo ne laivam, o sielininkam. Sielininkai buvo tokia profesija, kurie Nemunui plukdydavo sielius, medieną, nes tai buvo pigiausia ir jie labai gertnėtų. Tai ten buvo karčiama pradžia, jie tenai sustodavo, prisilūpdavo per naktį, o paskui pastatė švyturį dėl to, kad jie dažnai pražiopsodavo tą vietą. Žodžiu, švyturys stovi jau pastačius nutiesus Vilhelmo kanalą. Jisai žymi posūkį į Miniją, nes iš Minijos į Vilhelmo kanalą patenka. Va, kodėl švyturys ten pastatytas. Žymi posūkį sielininkam, kitaip tariant, dabar jis nebereikalingas praktiškai. Bet jo istorija yra, aš Šventosios pats jauniausias, man toks pats keiščiausias. Nu va, čia yra šiaip pažiūrėjimui, pereinant dabar jau prie Baltojo švyturio. Tai čia mano įsigyta yra kol kas senesnė, pas nieką matęs. 1899 metai. Reiškia, atvirutės pradėjo su Baltuoju švyturiu leisti jau nuo 1899 minimum. Tai reiškia, nu įsivaizduokite, čia yra tik pastatė tą švyturį, jau pradėjo kepti atvirutės, nes 19 amžiaus atviručių apskritai nėra labai super daug. Ir jį fotografavo kaip tik norėjo. Žodžiu, čia va prasideda visa tiesiog odisėja švyturio vaizdų. Paukščiukai nupaišyti, tai tais laikais Chebra valdė Photoshopą labai puikiai. Jo ant stiklo plokštės jie galėdavo padaryti, pradanginti žmogų. Pamatysi patys. Tai paukščiukai yra nupaišyti. Pamėginku tai pagauti kyvus, ne, nes šiuolaikinė temperatūra. Dabar pamatysit, kaip tas švyturys. O čia ir laivelis atsiranda. Tai va. Ir ką? Blogas Photoshopas. Pažiūrėkite, data kokia? 6 metai. O, prieš 100. Su viršų tiek metų. Paukščiukai išvyko, truko, kepė tiražus. Iškepa tiražą, išperka visą žmonės. Mato, kad paėjo biznis. Tada reiškia, kažkur dar uždėti reikia šriftą pakeisti arba kažką pripaišyti. Tai čia va baltasis švyturys. Ir čia yra vėlgi pavaizduota tas molas visas ir jo pavadinimas pradžiai niekaip nevadino. Čia dabar galvoju, kodėl aš tą atvirutę įdėjau. Jį vadino anksčiau mažuoju švyturiu. Va, parašyta. Kleine Leuchtturm. Tai mažasis švyturys. Baltasis jisai tik tai po pirmo pasaulinio karo praktiškai buvo pradėtas vadinti. Va čia va, Molendai ir Leuchtturm. Tiesiog, tai čia yra, čia tiesiog įdėjau, kad pasižiūrėtume tų laikų genijus. Nufotografavo, įsivaizduokit, reikėjo atsivežti tą merginą prie švyturių. Jinai ne photoshopinė, normaliai, nes vyra baloja, atspindys. Ir čia man dar įdomiausia yra, kad jeigu aprengė tautiniais mažlietuvės rūbais, tai reikėjo dar jos gauti. Reikėjo jai sumokėti, atsivežti prie to švyturio. Ir dar ant galvos, va čia, nežinau, man atrodo, kad čia yra kykas. O kykas žinot, kas yra? Aišku, žinot, viską žinot. Vestuvinis, galvos apdangalas, tai iš neįtens. Tarkim, vestuvininkai fotografuotas, nu tai daug būtų.
Bet, nu, tiesiog tokį rūbą turėjo. Tai va. Ir dar žmogeliukas, matot, bet čia tas jau įpaišytas greičiausiai yra. Atseit kažką krapštyti, nors nėra ką krapštyti. Gal jaunikis? Jo, turbūt, greičiausiai. Va, dabar žiūrėkit toliau. Reiškia, tikrasis vaizdas yra šitas. Graži mergina, matos, kad graži nors visus. Paėjo, tiražas paėjo, iš pirmo. Trūksta kažko. Privarom laivelį. Reiškia, gal tie du pipačkiukai iš vis nerealiai neproporcingai dideli čia, nežinau. Privarė šitų, po to dabar įdomiausia yra, kai tu kolekcionuoji atvirutės, tu matai leidėjus, ne? Tai čia Robertas Šmitas darbavosi. Ants pardavė teisės tos atvirutės, to vaizdo, stiklo negatyvą kitam iš Karaliaučiaus, bet liepė ištrinti merdą ir ištrynė. Bet pamiršo ištrinti šešėlį balvoje. O, tų laikų photoshopas, žodžiu. Tai įsivaizduokit, kokie populiarūs buvo tie atvirukai, kad jie šitokius išsidirbinėjimus darė. Čia aišku bangelės, tai čia matyt su vata, taip, padėlėjo, ta prasme, stiklo plokštės, nes per daug jau ryškios, bet, na, tiesiog visi, matosi, kaip sakant, yra tie motyvai populiarūs ir mes šiuo atveju matom molą, bėgius, traukinukas atvažiuodavo, aptarnaudavo. Nu, čia ta garsiausia atvirutė tokia, kuri tiesiog gerai pagautas vaizdas ir tikrai bangos nepripaišytos, nes ten atėkštuvės, jūs matote, į viršų eina. O dabar, kai mes ateinam, tai gaunam viską savo į veidą. Tai čia gana gerai matosi tas švyturys, per atvirutės irgi atsiskleidžia, sakykime, labai įdomus dalykai. Nu, pavyzdžiui, čia dar nugriuvęs molas, kažkas gerai čia atsitrenkęs buvo. Jisai paskui gauna grotelės, tai švyturys, matyt, kirai daužydavosi, nežinau. Ir kas įdomiausia, tai aišku, kad ir štai prašau jų pinigus. Ir buvo išleisti laikinieji pinigai 1922 metais, vadinamieji vargo pinigai. Nu tai, kas skaitė Eriko Mariją Remarko Juodojo dalis, kas žinot apie hiperinfliaciją, ne? Kai iš proto ryte kainavo vieną kainą, vakarė kitą. Tai tuo metu, reiškia, kiekvienas miestas galėjo savo pinigus išleisti. Būsinė turėjo, ir Šilo karčiama turėjo, ir Klaipėda turėjo. Tai Klaipėda jungia su Neringa. Tai, pavyzdžiui, ant 10 markių pavaizdavo švyturių baltai, ne ką kitą. Tai švyturys pereina į pinigus netgi. Va, nu ir kokie simboliai, matot, nes vis tiek pinigų leidėjai turėjo rinktis, ką vaizduoti. Tai štai, va, matom žvėrę, tenais kažkokį ant palangos, kažkokį tiltų čia. Tai va, dabar vėl, va, tai parodau, kad čia jau yra tikra nuotrauka ir matot, atsiranda grotelės. Tu matai kaip kirpti. O grotelės aš irgi galvojau, kodėl, gal greičiausiai dėl to, kad tikrai gal paukščiai daužydavos tenais tą šviesą. Ar kas ten buvo, kam tų grotelių prireikė. Ir aišku, visiem įdomu, ką ten rašė. Tai žiūrėkit, čia yra lietuviškas laikotarpis, apačioje lietuviškai parašyta ir galite pasižiūrėti. Bet Niūnui siųsta su prezidentas Smetonos, reiškia, pašto ženklų iš Girulių, mano draugui tėveliui, tai va, pasiskaitykite į Panevėžį. Labai retai atvirutės lietuviai siųsdavo, nebuvo mados vokiečiai. Ir kas netingėjo, tas fotografuodavosi prie jo. Tai čia aš net nerodysiu nuotraukų. Pavyzdžiui, Lietuvos jūrų muziejus turi 50. Čia prancūziokai reiškia, kai laikinai administravo, tai va, pagal tas kvailas kepurės galime supažinti. Čia jau ryškiai 40-metis pagal šukuosinas, o čia lietuviai, greičiausiai, kad lietuviai pagal švarkanis lievus. Tūksai pasvokčiai iškinantresni buvo tenais. Bet matot, tai tiesiog buvo privaloma. Nu, kaip nuvažiuoju į Paryžių, tai reikia prie Eifelio bokšto nusifotografuoti visą laiką. Ir ten yra, ne, kiekvienas miestas turi tam tikrų dalykų, kur iš serijos must see. Tai Klaipėdoj tai buvo švyturys baltasis. Tai jūs nerasit, kad fotografuotus prie šachmatinį kas nors. Netgi pačių atviručių yra ne tiek ir daug. Ir tai yra tiesiog ikona. Tas švyturys dabar klausimas galėtų būti. O tai kodėl jisai toksai buvo populiarus? Aš manau, kad dėl geografinės padėties. Nes tai buvo pakankamai pozantiška vieta. Vis tiek tu ateini į molo galą, kai dabar, pavyzdžiui, klaipėdiečių nacionalinis ypatumas yra per baisų orą į prie molo. Ne, visą laiką eina šniūris. Tai čia dabar irgi, tu nueini į molo galą, taigi nebuvo aptverta ir tu matai tą tokį švyturį, elegantišką, nedidukas, buvo 8,5 metrų aukščių kažkur, nedidelis, metalinis ir labai visiems patiko. Jisai buvo labai toksai jaukus matyti ir nusifotografuoti tokiai vietai, o jūra tolumoje matosi, dar jeigu laivas koks išlenda. Va, matot, tai čia va, visai jie fotografavos, čia jau lietuviukai, policininkai, reiškia, yra nusifotografavę, čia buvo relėva išlindusi su maudimkim. Ir tiesiog čia galima be proto tęsti tą temą, kiek jisai visur eksploatuotas buvo. Žiauriai, šitą nuotrauką yra, tai matot, bėgiai buvo ir
žmonės patenkinti ir jokių apsaugų nieko, kaip dabar viskas yra tvoreliam ir nežinau, jokių nekrologų nebuvo, kad kas nors nusimuša. Žmonės buvo atsargesni ir netokia paranojiška valdžia. Tai dabar šita atvirutė yra tiesiog chrestomatinė. Aš kai pradėjau kolekcionuoti, aš pradėjau žiūrėti, koks vaizdas buvo pats populiariausias. Tai be abejonės tas, kur buvo ant tų pinigų nuo atgėldų, su ta banga buvo labai populiarus. O šį čia tai aš turiu 24 tiražus skirtingus. Keter masiškai. O mumis yra labai brangus, štai dėl ko. Ar atsimenat tokį pinigą? Tik čia dailininkas Grybas supjovė, jis apsuko. Dar vienas photoshoperis. Tai kairėje yra molo vartai, ta prasme, uosto vartai kairėje, dešinėje yra smėlis, o tas atvirkščiai padarė dabar. Šituri šviečiai nieko, gyrulis. Nes jam reikėjo, kad būtų įvidus, 200 šviesas. Tai tikras vaizdas yra taip, bet matyti 200 pagal pinigų leidybą negalima dėti kairę, pasireik dešiniai varyti, jis apsuko švyturį. Ir nieks į tai nebuvo dėmesio atkreipęs, aš pats kaip per atvirutę žiūrėdavau, kažkas čia ne taip atras. Tai va, tai photoshopas yra pinigų. Bet jisai vėl yra, net ant mūsų 200 litų su vidų. Ir čia dabar labai juokinga. Kai žiauriai gerai paėjo visas spalva, čia matot, tas pats vaizdas, jo irgi tas spindulys, bet čia jau tarpukariu toks kūnkis pabandė padaryti, kaip vokiečiai matos gavus, nesąmonė. Švyturys baltas raudonų tapo, tą spindulį kažkaip netaip nupaišė. Tai rodo, kad atviručių leidėjai netgi konkuravo tarpusavėje, tai va tą patį vaizdą pabandė lietuvis, bet, vokiečiai buvo labiau įgūdę. Tas kūnkis, matyt, tik pradėjo karjerą kažką, bet jis irgi photoshopino, nes matot, baltasis raudonų tapo. Tai vėl įdomu. Ir, čia, sakykime, jis taip atrodo iš jūros pusės. Ir kas man dar labai įstrigo, žiūrėkit, vokiečiai po karo, minėdami 700 Memenburgo įkūrimą 52 metais, 1952, reprezentuojančius Klaipėdos simbolius, ką pasirinko? Ne Nykę, ne Biržą, ne dar kažką, vėl, baltasis švyturys ir čia dabar ta bažnyčia, manau, bet aš nežinau, gal ir Jono, bet man tokia tarsi silpna kaip Jono. Gal ir Jono, bet tas pastatas toks. Čia laukininkų. Čia tiltų, kurie yra man irgi labiau laukininkų panašiniai. Nesvarbu. Akcentuojama yra kas? Evangelikų liuteronų reiškia raštas ir baltasis švyturys, kuris simbolizuoja ką? Vartai į pasaulį, uostamiestis ir vėl, jisai atsiduria. Tai pradėjo dailininkai paišyti, pavyzdžiui, šitą kaip iš komikso, atrodo, atvirutė, bet matot, kaip galima jį labai lengvai gražiai apžaisti ir jisai vėl. Tiesiog antro tokio nėra. Kiti švyturėjai vis tiek tokie, ilgas vamzdis, taip toliau ir panašiai, o čia jis toksai mažiukas, kompaktiškas, ta tvorelė ažūrinė graži, tas bumbulas ant galvos, jis pats toksai labai gražus. Ir, čia, pavyzdžiui, yra molo tvarkybos darbai, tai matot, kad aš rodau tik tai dėl to, kad nedarė nesąmonės, nepaišė, nes atrodo, kur čia ta pakopa tokia nebuvo, Tik tais dabar jinai apkrauta yra. Tai kas išliko iki mūsų dienų, kur aš buvau nusifotografavęs, tai šitą jie pastatė iki viršaus, čia dabar apačia, tai aš fotografavau šitą senelę, tik tais aukščiau. O čia visur yra sukrauti tetraedrai, bet tas molas yra išlikęs. Čia tarpukario. Ir tada, prasideda grafikas, tam tikri darbai, matot, koks jis yra patrauklus paišymam įvairiais stiliais. Tai čia nežinau, pavyzdžiui, kairiai turbūt medžio raižinys, ko gero, dešiniai nežinau, čia su tušu lygtai galbūt būtų arba su kokios vario plokštės. Ir dabar svarbiausias momentas yra, Klaipėda leidžia atviruką ir rašo ne baltasis švyturys, o Klaipėdos uostas. Tai mes dabar jau pereinam į kitą lygį. Matėt vokišką periodą dabar po 23 metų, kai mes prisijungėm Klaipėdos kraštą su uostu ir Lietuva galų gale tampa jūrinė valstybė, tas švyturys tampa ne tik Klaipėdos simboliu, bet ir Lietuvos brūkšnelis jūrinės valstybės simboliu. Tai reiškia, jis dar didesnę prasmę įgauna ir mes visą tai kažkur, mes tai aš turiu minėjai, visi, nežinau, visos kartos po karo, tarkime, kažkaip visiems pasimiršo tas baltasis švyturys. Ir man atrodo, tai yra labai, tokia neteisybė istorinė, kad mes tokį simbolį prateriojame, kaip sakėme. Tai aš noriu dabar parodyti ir jis atsiranda ant valstybinių pašto ženklų.
išleidžia 23 metais vasario mėnesį specialiai seriją pašto ženklų skirtų Klaipėdai. Dabar jūs atkreipkite dėmesį, laivai, inkaras ir baltasis švyturys ant didžiausių nominalų. Tada dar markės buvo, nes nespėjo dar litų įvesti. Tai va, ant didžiausių nominalų baltasis švyturys apačioje. Po to rugpjūčio mėnesį išleidžia dar vieną seriją valstybinių pašto ženklų, kurie yra dedikuoti valstybės svarbiausiam simboliam. Jau visos valstybės. Ir žiūrėkite, ką mes turime. Įsileidžia Klaipėdą, čia yra pagal nominalų sudėliota. Tai yra Klaipėdos gerbas, jau akcentuojama, kad mes turim Klaipėdą, aišku, 23 reikėjo Vytis gerbas mūsų. Birutės kalnas, tai aišku, vėlgi Vytauto kultus, Vytauto mamos kalnas. Tuo metu buvo manoma, kad jinai tenai palaidota. Čia yra Kaune, Vytauto didžiajam skirtas paminklas, bet per visą Lietuvą išbarstyta, pavyzdžiui, Darbėnus ir Vytos stovi. Ir Trakų pilis vėlgi nenuginčiamas. Ir žiūrėkit vėl ant didžiausių nominalų, kas? Baltasis švyturys. Ant didžiausių nominalų vėl baltasis švyturys. Ir net valstybinis apdovanojimas 23 metų vienoje pusėje yra Jogailaičių kryžius dvigubas, o kitoje pusėje yra baltasis švyturys. Kovotojam už Klaipėdą, tuo metu, čia aš tokią neturiu, nes neįkirpčiau, ir proto brandas, kaip tokios kokybės, ir vienas kolekcininkas. Tai ką aš noriu pasakyti, tai kad neužmirščiau, bus paroda. Šiais metais bus čia, Klaipėdai, tuo pačiu adresu, tik tais kitoje institucijai, Mažos Lietuvos istorijos muziejai. Bus paroda ir jūs visą tai pamatysite gyvai. Tai tie žmonės paskolins šitos artefaktus ir vienas iš tų donorų, kaip sakant, čia salėje sėdi. Tai va, matom, kad netgi perkeltas švyturys yra į apdovanojimą. Dabar čia yra po penkmečio, 28 metais Lietuvos Šaulių sąjunga išleidžia medalius. Ir vėl, mažai kas atkreipia dėmesį. Tai čia yra, pavyzdžiui, aversija. Čia yra jau reversas. Tai čia aversijas. Reiškia, dabar žiūrėkite. Padok modulę kartą, jo? Tai čia vaizduojama yra kaip lietuvis iš didžiosios Lietuvos, ane, iš kairės atjoja vaduoti mažosios Lietuvos. Fone baltasis švyturys. Ir jau grįžęs iš sėkmingo karo žygio, jau, aišku, jį sutinka čia jau su duona ir druska, taip sakant, ir vėl fone baltasis švyturys. Medalius persikelia. Čia be abejonės yra nuostabiai sužaista, viskas detalės atitirtos, nerealiai daug tų detalių, labai daug prasmių ir tie pučia ragą ir du herbai. Vytis yra kairiai, kuris simbolizuoja lietuvį, dešiniai yra Klaipėdos gerbas, skydė simbolizuoja Mažlietuvę. Tai čia viskas yra apgalvota. Dar daugiau, matote, įsivaizduokite. Budriui parašytas himnas, baltasis švyturys. Pirmosios jūros šventės ženkliukas, baltasis švyturys. Ant pirmosios jūros šventės ženkliuko baltasis švyturys. Aktas reiškia perspausdintas ir ką mes turim tenais vėl baltai švyturį kampe. Jis visur eina, visur dominuoja, jau net valstybinių lygių, visur jisai simbolizuoja uostą, jūrinę valstybę. To pinigo gyvai niekas nėra matę, bet šiais metais pamatysim, nes kreipsimės į pinigų muziejų Vilniui. Tai yra 37 metais Juozas Zikaras padarė, reiškia, prototipą 10 centų, jie niekada nebuvo apyvartoje. Antroje pusėje baltasis švyturys. Net į pinigus persidavė, reiškia, jisai tiesiog buvo tokie laikai, kad jau neišėjo tas pinigas. Bet Lietuva vienintelis egzempliorius yra Vilniuje, tai mes pamėginsime į Klaipėdą atgabenti, pasižiūrėti. Ir toliau čia prasideda jau visiška manija, reiškia, Memelė ir Damsko, tai yra labai garsus laikraštis Klaipėdoje, tai pavyzdžiui, jie čia mato baltąjį švyturį, tiesiog rašo, kaip sakant, naujieji metai prie baltojo švyturio. Naujieji metai prie baltojo švyturio. O čia 100 metų jubiliejų viršelyje jie naudoja savo baltąjį švyturį vėl. Ne Nikė, ne dar kokį nors dalyką, bet savo jubiliejinį viršelį naudoja baltąjį švyturį. Neatsilieka lietuviai. Kalendorius 33 metų baltasis švyturys. Va, konversantas reiškia vėl baltasis švyturys. Čia galim be proto tęsti. Čia, pavyzdžiui, Wochenblattas. Atvažiuoja žurnalistai iš Austrijos daryti reportažą apie Klaipėdą. Nuvažiuoja, toliau grįžta į savo Alpes, pajodleriuoja ir išleidžia Wochenblattą, reiškia savaitraštį, kuriame Klaipėdos reprezentacinė nuotrauka baltasis švyturys. O šita yra geriausias pavyzdys. 2012 metais išleista knyga jau dabartiniais laikais. Ir vėl baltai įdėta. Ne kažką kitą. Tai įsivaizduokit, net iki šiol vokiečiam pasąmonėje tas baltasis yra
Tai kartais atrodo, kas labiau tą kraštą myli. Vokiečiai ir mes, ta prasme, neatsilykim. Tai dabar čia yra mano draugo, kaip sakant, bičiulio surinkta unikali kolekcija, kur tiesiog, matot, baltieji švyturiai, jie atsiranda įvairiuose dokumentuose ir net antspaude. Tai va, čia yra po Gedimino Donelaičio gimnazijos baigimas. Čia, sakykime, yra vėlgi, matot, liudijimas, kur mes vėl turi baltąjį švyturį. Per vidurį čia. Visur. Kodėl jį net ten dėjo? Tai tiesiog visur jį dėjo. Čia yra prie lagamino pridėti skirtas Viktorijos, mūsų Klaipėdos garsiojo viešbučio, reiškia tokia kaip etiketė, kad tu ten buvai, žinot, kaip apsilipdydavo anksčiau. Ir alaus bokaliukas, netgi padėklas buvo su baltuoju švyturiu. Tai va, tai šitos dalykus, va šitą kairiai tikrai pamatysim gyvai, o šitą tai nerandu. Rokai gerda. Tada turi žmonės sukaupę suvenyrus. Tai yra lėkštutė su baltuoju švyturiu, kurpaitė, šitos artefaktus mes gyvai pamatysim. Super retenybės, super brangenybės. Tai va čia bus iš privačių kolekcijų. Tai abu kolekcininkai sutiko paskolinti muziejui, tai galima bus pasižiūrėti gyvai. Tai žiūrėkit, net ten persidavė. Į suvenyrinius, va, peleninė su baltuoju švyturiu. Čia vėl, sakau, čia net, aš kai pradėjau žiūrėti, kur jį naudoja, tai tada klausimas buvo, kur jį nenaudoja. Net ant papirosų. Matot, čia aišku toks improvizuotas, bet vis tiek, sprendžiant iš to, kad jis stovi ant galo jūros, tai vėl yra vis tiek, matot, Bobrovskio Klaipėda su sveikatos vata, tai tuo metu sveika vaikyti buvo, dabar nebe. Tai va, tai žodžiu, čia yra papirosų gilzai. Vėl, čia pieno įpilti reiškia, yra Mados Lietuvos istorijos muziejai, pasirodo turi su kapšių nuotraukose, čia vėl kažkokia lyg ir taurelė, vėl baltuoju švyturiu. Matot, tai čia dokumentų prispaudėjai. Ir atkreipkite dėmesį, retas atvejis, tai va čia šito daikto savininkas sėdi šitoj salėje. Jau čia ir šachmatinis. Tai reiškia, jisai irgi buvo, bet labai retai panaudotas kaip suvenyrinis kažkoks vaizdas, atributas, bet nes visur vis tiek baltasis. Tada mažiukas perspjūrė tas šachmatinį, tai per 10 mylių. Vėl dokumentai, kaip sakant, praktikos darbų knygelė, matot, netgi antspaudas, ta prasme, atsiranda vėl baltasis švyturys. Čia irgi baltasis švyturys ant antspaudų. Dabartiniai pavyzdžiai. Gražiai mane. Šiek tiek interpretavo, duris pakėlė kažkur, kur neturėtų būti, bet tiek to. Bet jų yra oficialus gerbas. Ir Melnragėj, pavyzdžiui, prie seniūnijos kabo šitas gerbas, man atrodo. Tai va, pasidarė gerbą, gražu, melnragiškai, šaunuoliai. O žvaigždės, ką čia reiškia? Kaip? Žvaigždės, tas ką čia reiškia? Pagal heraldiką, kad matyti, privalai. Nežinau. Nu, juodas fonas, tai nes melnas yra latviškai ir kuršiškai juodas, ragas yra ragas, tai va, Melnragė. Šiais metais išleido Klaipėdos miesto savivaldybė švyturių metams kalendorius, tai mes matom tos šiuolaikinius tokius pavyzdžius. Tai va, Inga ateikė pasididžiuoti. Sakėt, kad jums labai gražiai žiūrėtųsi, tai aš padovanosiu. O, kaip nuostabu, ačiū. Tai va, tai perkeliam tą baltąjį švyturį į kalendorius tokius. Dar tokias atvirutės, reiškia, padarėt šiuolaikinės, kur galima irgi, tarkim, kažką gražesnio sukursi, galbūt ir įdomiau. Šokolado plyta 30 cm ilgio, 20 cm aukščio, tai čia tik elitui dovanos kažkokiam, bet vis tiek, žiauriai fani atrodo, pasirodo, kaip gražiai interpretavo, kažkas tą baltąjį švyturį tokį bareliefą padarė, jis yra stilizuotas, bet tikrai simptomiški bruožai, ne, galėtų pažinti, kad čia yra baltasis švyturys. Tai aš turiu omeny vėl, tai tų idėjų, tai čia, kaip sakant, jis toks yra lankstus vaizdavimo įvairiausia, nuo tos tokios realistinio vaizdavimo ir grafinio kažkokio vaizdavimo. Nu ir va, viskas, tai labai trumpai pasakysiu. Tai va, tai iš esmės tai vadėtum dėmesį. Kažkur gydo tokia svirutė, bet tiek to. Tai va, tai aš tiesiog norėjau pasakyti, kad yra medžiagos ir per Google, ir per daug ką galima surasti, nereikia čia būtinai. Kas norės jau ten kažkokį grafikį gaus leidimą, tai duosiu iš tos skenus, ta prasme, jau detalius. Bet iš esmės būtų pirmas dalykas, aišku, pakeliauti po švyturius, o tą baltai, nu tikrai reikia Klaipėdai kažkur, įamžinti. O tiesą norėjau paklausti, tai nežinau, ar gal neišgirdau, o dėl kokių priežasčių jūs griovė? Negriovė? Tai visogai. O karo metu?
karinis. Vokiečiai atsitraukdami susprogdino visus švyturius dėl to, kad tai yra strateginiai objektai rodami ruskiam kuriai. Tai tu nenori, kad jie taip. Tai čia ir bažnyčios taip pat, ir Jono bažnyčia, tai jeigu buvo tokias nusprogdinta, tai snaiperiai sėdėdavo, tai čia patys vokiečiai susprogdino. Ir uostą visą įsprogdino su gasiniam bombom. Tai yra natūrali strategija karinė. Atsitraukiant, nepalikti nieko po savęs, kas bus panaudota prieš tave. Jis kažkur ten jūros dugne ir kūnė. Žodžiu, tie, kurie labiausiai jį propagavo ir... Ne, tai yra karas. Karą Tai nepadėjo. aš suprantu. Kokybė problemas. Čia yra geras mintis, aš tikrai galvoju, Denisas aktualizavo. Jo, aš Dabar tikrai mūsų sakau, kad reikalas, ar mes jį vystom